Greetings to everyone from Azerbaijan, the land of longevity and beautiful Caucasus. Sveikinimai iš Azerbaidžano, iš gražiojo Kaukazo regiono. Taigi mūsų šios dienos tema yra ilgamžiškumo veiksniai Azerbaidžane, fiziologinė ir populiacinė apžvalga. Remiantis Jungtinių tautų prognozėmis, numatoma, kad per ateinančius 40 metus pasaulio gyventojų skaičius išaugs maždaug 40%. Tačiau šio augimo pobūdis iš esmės skirsis nuo demografinių modelių patirtų per didžiąją žmonijos istorijos dalį. Šį pokytį visų pirma lemia dvi pasaulinės tendencijos, būdingos šiuolaikinėms populiacijoms, tai yra mažėjantis gimstamumas ir ilgėjanti tikėtina gyvenimo trukmė. Kitaip tariant, ateityje gyventojų skaičius didės ne dėl didelio gimstamumo, kaip tai buvo ankstesniais amžiais, o dėl gerokai padidėjusio vyresnio amžiaus suaugusiųjų skaičiaus. Prognozuojama, kad ateinančiais dešimtmečiais 80 metų ir vyresni pasaulio gyventojai taps maždaug tokio paties dydžio kaip jaunesnių nei 5 metų amžiaus vaikų gyventojai. Plačiai pripažįstama, kad sveikas ilgamžiškumas yra socialinių ir ekonominių, elgesio, aplinkos ir genetinių veiksnių bendrų jėgų rezultatas. Šiuo atžvilgiu labai svarbus vadinamųjų mėlynųjų zonų, kuriuose, kaip matyti iš daugelio tyrimų, žmonės gyvena išskirtinai ilgiau ir sveikiau nei vidutiniškai moksliniai tyrimai. Šių tyrimų rezultatai galėtų praplėsti mūsų žinias apie žmonių senėjimo pobūdį, taip pat apie tai, kaip ir kokiu mastu visi šie veiksniai individualiai, kartu ir interaktyviai prisideda prie išskirtinai ilgo ir sveiko gyvenimo. Ilgamžiškumas yra daugiaveiksnis reikšnys, kurį formuoja sudėtinga fiziologinių, aplinkos ir socialinių bei demografinių veiksmų sąveika. Azerbaidžanas pateikia unikalų ilgamžiškumo mokslinių tyrimų kontekstą dėl savo įvairios geografijos, kultūrinio nevienalitiškumo ir vykstančio epidemiologinio pereinamojo laikotarpio. Šio tyrimo tikslas yra nustatyti ir išanalizuoti pagrindinius fiziologinius ir gyventojų veiksnius, kurie prisideda prie gyvenimo trukmės svyravimų šalyje. Šiame tyrime nagrinėjami ilgamžiškumo veiksniai Azerbaidžane tiek fiziologinių, tiek gyventojų požiūrių, remiantis demografiniais duomenimis, epidemiologiniais modeliais ir esama biomedicininė literatūra. Tyrime nagrinėjama, kaip genetiniai polinkiai širdies, kraujagyslių sveikata, medžiagų apykaitos reguliavimas, gyvenimo būdas prisideda prie ilgesnės Azerbaidžano gyventojų gyvenimo trukmės. Išvados rodo, kad ilgamžiškumą Azerbaidžane lemia ne tik biologinis atsparumas, bet ir socialinis kontekstas bei visuomenės sveikatos infrastruktūra. Regionai, kurių tikėtina gyvenimo trukmė ilgesnė, pasižymi palankių fiziologinių žymenų ir palankių aplinkos sąlygų konvergencija. Priešingai, kylantis iššūkiai, pavyzdžiui, neužkrečiamosios ligos, gyvenimo būdo pokyčiai, susijęs su modernizacija, kelia pavojų ilgalaikiam ilgamžiškumui. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad ilgamžiškumas Azerbaidžane atsiranda dėl dinamiškos biologinio atsparumo ir su gyventojais susijusių veiksnių sąveikos. Asmenys turintis palankius širdies kraujagyslių medžiagų apykaitos profilius paprastai pasižymi
pasižymi ilgesnė tikėtina gyvenimo trukmė, ypač regionuose, kuriuose vis dar vyrauja tradiciniai mitybos įpročiai ir aktyvus gyvenimo būdas. Tradicinė azerbaidžaniečių mityba, kuriai būdingas didelis daržovių, ankštinių augalų, vaisių, sveikų grūdų ir vidutinio natūralaus maisto vartojimas gali teigiamai prisidėti prie medžiagų apykaitos reguliavimo ir širdies ir kraujagyslių sveikatos. Tokie mitybos modeliai yra susijęs su mažesniu nutukimu, hipertenzija ir metaboliniu sindromu, kurie visi yra pripažinti ankstyvo mirtingumo rizikos veiksniais. Be to, atrodo, kad kai kuriuose regionuose kaimo gyventojų ilgaamžiškumas yra santykinai didesnis palyginti su miesto gyventojais. Šį reiškinį, ko gero, galima būtų paaiškinti mažesniu stresu iš aplinkos, stipresnė socialinė sanglauda, mažesniu pramoniniu taršos poveikiu ir didesniu įprastu fiziniu aktyvumu susijusius su žemės ūkio ar darbo jėgos intensyvumu. Tradicinių socialinių struktūrų išsaugojimas taip pat gali suteikti ir psichologinę bei emocinę naudą, kuri prisideda prie sveiko senėjimo. Kai kuriuose vietovėse ilgaamžiškumo indeksai siekia iki 20–50%, todėl Azerbaidžanas gali būti laikomas vienu iš pasaulio ilgaamžiškumo karštųjų taškų. Šalyje taip pat yra užregistruoti individualūs ilgaamžiškumo duomenys. Tokių unikalių žmogiškųjų išteklių prieinamumas atveria unikalias daugiadisciplininių mokslinių tyrimų perspektyvas tiek individo, tiek gyventojų ilgaamžiškumui kaip sudėtingam biomediciniam ir psichosocialiniam reiškiniui. Nuo 2005 metų atnaujiname šios tyrimus ir pradėjome specialią ilgaamžiškumo programą, kuria siekiama išsamiau ištirti populiacijas su padidėjusiais ilgaamžiškumo indeksais. 90 metų ir vyresnių asmenų atvejus pranešam iš įvairių šalies vietovių, ypač didelėse jų koncentracijos regionuose yra pasiskirsta netolygiai. Kalbant konkrečiai, didžiausia ilgai gyvenančių žmonių koncentracija būdinga Karabacho regionui, kuriame ilgaamžiškumo indeksas, tai yra, kai kalbame apie 90-mečius ir vyresnius, palyginus su visais 60 metų ir vyresniais gyventojais siekia 50–54%. Įdomu tai, kad Karabache aukščiausi ilgaamžiškumo indeksai buvo paskelbti dar nuo 1926 metų. Tai rodo, kad šioje kalnuotoje vietovėje ilgaamžiškumo reiškinys natūraliai, istoriškai atsirado ir buvo nustatytas jau ne vienai kartai. Dar vienas stulbinantis dalykas yra tas, kad naujausios 2016 metų gyventojų surašymo duomenyse, kurie buvo naudojami mūsų demografiniuose tyrimuose, Šušos ir kitų Karabacho gyvenviečių gyventojai buvo užregistruoti ne jų istorinėje gyvenamoje žemėje, bet jų laikinoje gyvenamoje vietoje. Atrodo, kad nepaisant beveik 25 metų gyvenimo skirtingose socialinėse aplinkose, šiems žmonėms pavyko išsaugoti jų biologinį potencialą, užtikrinant geresnį prisitaikymą prie fizinės ir socialinės aplinkos ir ilgesnį gyvenimą. Čia matyti ilgaamžiškumo indekso pasiskirstymas Azerbaidžane ir matyti mūsų šalies skirtingi regionai ir koks jiems yra būdingas ilgaamžiškumo indeksas. Ilgaamžiškumą Azerbaidžane lemia sudėtinga ir daugialypė fiziologinio atsparumo ir gyventojų lygmens sąlygų sąveika. Nors biologiniai veiksniai, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių sistemos stabilumas, medžiagų apykaitos sveikata, genetiniai polinkiai, tebėra pagrindiniai veiksniai lemiantis ilgesnį gyvenimo laikotarpį. Socialiniai veiksniai, įskaitant gyvenimo būdą, aplinkos kokybę, socialinės ir ekonominės sąlygas ir sveikatos priežiūros prieinamumą, daro didelę įtaiką visų gyventojų išgyvenimo modeliams. Išvados
Tyrimas rodo, kad regionai, kuriems būdingas sveikesnis, tradicinis gyvenimo būdas ir palankios aplinkos sąlygos, paprastai pasižymi palankesniais ilgaamžiškumo rodikliais. Tuo pat metu vykstantis modernizavimas, didėjanti lėtinių neužkrečiamųjų ligų našta kelia didelių visuomenės sveikatos problemų, kurie gali neigiamai paveikti tikėtiną gyvenimo trukmę ir jos tendencijas ateityje. Mūsų tyrimai pabrėžia integruotų ir tarpdisciplininių požiūrių svarbą ilgaamžiškumo tyrimuose. Fiziologinės analizės derinimas su gyventojų sveikatos perspektyvomis suteikia išsamesnį senėjimo procesų supratimą ir suteikia tvirtesnį įrodymais pagrįstos visuomenės sveikatos politikos pagrindą. Todėl Azerbaidžanas yra svarbus atvejo tyrimas, atliekant pasaulinius senėjimo mokslinius tyrimus, ypač šalyse, kuriuose vyksta demografiniai, socialiniai ir ekonominiai bei epidemiologiniai pokyčiai. Būsimi moksliniai tyrimai turėtų apimti išilginius epidemiologinius duomenis, senėjimo molekulinius biologinius žymenis ir konkretaus regiono sveikatos vertinimus, siekiant išsamiau paaiškinti tuos mechanizmus, kuriais yra grindžiamas sveika ilgaamžiškumo ir gyventojų išgyvenamumo dinamika Azerbaidžane. Čia matyti tie mūsų gyventojai pasiekia senyvą amžių. Daugelis jų, aišku, yra moteris. Taigi, čia mūsų šimtamečiai, kurie gyvena įvairiose Azerbaidžano regionuose, kurie yra kalnuoti, pusiau kalnuoti regionai. Taigi galų gale linkime jums sveiko senėjimo ir sveiko ilgaamžiškumo. Dėkuoju už dėmesį.